2015 metais objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Labą dieną. Pateiktas sprendimo projektas, kuriame jūs turite pateiktas naujas objektas Zibalų seniūnija, tai Šešulėlių pirmame kaime Girelis gatvės asfalto dangos įrengimas. Tačiau, jeigu dar leistumėte, įvyko jau paskutinis patikslinimas, kuris, jeigu pritartumėte, pasitarus su kelių direkcija, leidžia nekeičiant sąmatos patikslinti tam tikrus skaičius, kadangi vyksta pirkimai ir mes jau žinome tikras sumas, todėl jeigu jūs leistumėte, 25 pozicijai, kur yra 5000, vietoje 5000 įrašytume 1000 eurų, 18 pozicijoje šaligatvių Vilniaus gatvėje. Tai būtų nuo pastato 85 iki Cvirkos gatvės vietoj 43 900 rašyti 35 000. 18.2 punktas pastato numeris 96 iki Cvirkos gatvės, tai paliktume 14 000 ir nuo pastato 15 iki Tudogiros gatvės paliktume 35 000. Šita suma 20 800 prisidėtų prie pozicijos eilutėje 12. Reiškia, prie 22 800 prisidėtų 20 800 ir gautųsi 43 600. Tai būtų leistų įsisavinti visas lėšas. Gerbiami tarybos nariai, mes prašome supratimo, nes ir šiandieną prieš pat tarybos posėdį buvo atvažiavę kelių direkcijos atstovai ir tikrai buvo sudėlioti paskutiniai suderinimai, kurie štrikai. Jūs patys žinote, kad gavus metų tikrai yra noras įsisavinti visus pinigus ir padaryti dar daugiau, kas yra gauti ir papildomai. Prašau, Kęstutis pakankamai. Taip reikia įsisavinti 100%, bet tikiuosi, kad merė niekada nekartos žodžio, jeigu mes pateiktume kažkokį sprendimą, kad tai turėtų būti prieš parą, kaip numato reglamentas. Gerbiamas tarybos nariai, sprendimas yra pateiktas prieš parą, šiuo metu skyriaus vedėjas tik siūlo patikslimą. Jeigu jūs esate prieš ar nesutikote, tai jūs išreiškite tai savo balsavimą. Gerbiami tarybos nariai, ar dar bus klausimai? Aš turiu klausimą. Taip, prašau. Jūs minėjote, kad gautos papildomos lėšos. Prašom įvardinti, kokios lėšos dabar yra gautos būtent šitai programai. Kai bus sudėlioti paskutiniai taškai, tai mes turėsime raštiškai, aš būtinai supažindinsiu ir pateiksiu. Jūs šiandien sakėt gautos lėšos, tai gal galime žinoti, kokios papildomos. Tai juk reikia tarybos sprendimo. Tai tarybos sprendimas yra pateiktas už šitas lėšas, dėl kurių visi balsuosite. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Mes papildomai ateinančiais metais jau gaudome tarybos nariai, patikėsiu. Tarybos nariai, ar turite klausimų?